Maju, išjunk viryklę. Gal geriau leisk man. Bet tada aš supjaustysiu. Tai pavojinga, todėl nedaryk to. Viskas bus gerai. Man tik šiuos pjaustyti. Gal nereikėtų taip stipriai? Ką? Aš galvojau, kad man pavyks. Kitą kartą daryk tai atsargiau. Aš abejoju, ar iš viską nors sugebu. Žinoma, kad sugebi. Aš turėčiau palikti šiuos namus. Nana. Ne viskas išmokstama iš pirmo karto. Be to, yra daug kitų darbų, ne vien maisto gaminimas. O gal aš galėčiau nukelti daiktus padėtus aukštai? Ne, geriau nereikia. O kodėl ne? Tu pati sakei, kad tai turėtumėm slėpti. Ta pati patarė tavo svarbus žmogus, tiesa? Tėveli. Lietaus dušas, trumpalaikis lietus arba mergaitės sprendimas. Mes namuose. Sveiki sugrįžę. Aš užuodžiu degėsius. Tu teisus. Mes grįžame. Ar kažkas prisvilo? Ne, ne visai. Aš paruošiau priešpečius. Mes paruošėm tik vieną patiekalą. Ačiū, Maju. Nepyk, kad tau teko vienai viską padaryti. Niekis. Ar viskas vyko sklandžiai? Taip. Ačiū už maistą. Kas nutiko Nanai? Vis svarstau, kuo ji galėtų užsiimti. Ji nieko apie save nepasakoja. Aš net neįsivaizduoju, ką ji galėtų padaryti. Tiesą sakant, norėčiau jos daug ko paklausti. O jeigu ji padėtų tvarkyti kambarius kartu su Niu? Taip, skamba puikiai. Su Niu? Ar kas nors ne taip? Ne. Tik Nana nelabai pasitiki Niu. Kodėl? Reiktų pagalvoti apie tai. Jei jos dirbtų kartu, gal viena su kita suartėtų. Suartėtų? Taptų draugėmis. Kota. Ačiū už maistą. Kartu su Liuse? Taip. Padėk jai sutvarkyti namus. Gerai. Pagalvojus, mes abi esame diklonai. Jokių būdų jai nenusileisiu. Ne tą turėjau omenyje. Gerai. Aš pasistengsiu. Na kągi. Atiduok mano koją.
Po galais. Dabar sužeidai mano veidą. Nana, aš galiu viską paaiškinti. Kas nutiko? Man viskas gerai. Kas čia gero? Tu kraujuoji. Einam vidun, nuprausime tau veidą. Atsargiai, čia daug šūkių. Niu, ar gali tai sutvarkyti? Vėliau eisime užkasti. Užkasti? Oho, kaip gražiai atrodo. Panašu į paukščius. Maju. Iš tiesų. Nesitikėjau, kad jos taip susižavės. Mąstau, ar visos mergaitės su ragais yra tokios. Nemanau, kad tai susiję. Bet tie paukščiai atrodo labai mėly, būtų gaila juos valgyti. Kokie skanūs. Tokie saldus ir traškus. Tiesa, ar dabar įteiksime Nanai? Nana, kaip sekėsi tvarkytis? Aš nekenčiu tvarkymosi. Bet aš pasakiau nekenčiu. Nekenčiu. Tai vienintelis dalykas, ką gali daryti. Pažiūrėk į Niu. Ji neturi jokių problemų. Man nerūpi. Aš nemėgstu tvarkytis. Nana. Kas? Nebūk tokia savanaudė. Mes tau sakėme, kad čia negali gyventi žmonės, kurie nenori padėti. Na, visų pirma, čia niekas manęs ir nekvietė gyventi. Dabar klausyk. Prašau, nusiramink kotą. Jei tau nepatinka tvarkytis, gal gali atlikti kitas pareigas. Užteks. Nana. Vis dėlto aš su nieko negaliu gyventi. Ypač su tavimi, Liuse. Tai tiesa. Viskas per ją. Jei jos ten nebūtų, niekam nereikėtų jaudintis. Ei, nepalik čia savo daiktų. Aš tave užmušiu. Atsiprašau. Klausyk. Jei kitą kartą pamatysiu, kad šiukšlini, tau bus blogai. Supratau. Po 100. Tarp dantų įstrigo žievė. Štai kodėl nemėgstu milijonų duonos. Ko tau reikia? Vis dar čia klaidžioji po apylinkės. Norėčiau tau kai ką pasakyti. Tu sakei, kad šiame pasaulyje nėra man vietos. Bet yra. Tu melagis? Tai tiesa. Koks skirtumas? Ar neliepiau tau sužinoti, kur jie gyvena? Tu kažką slepi. Pavyzdžiui, ką? Tu suradai ją, ar ne? Tu žinai, kur ji. Nieko panašaus į tai nesakiau. Jūs abi turite ragus. Turiu užtektinai priežasčių, kad manyčiau, jog esi jos pusėje. Atsakyk man. Ji mano grobis. Žinau. Vakare ją čia atvesiu. Čia? Ką dar galėčiau padaryti? Aš išdaviau paslaptį. Ir vis dėlto, jei ir toliau taip viskas klostysis, visiems kils pavojus. Pagaliau, paplūdimys švarus. Nėra nieko, ką ji galėtų į mane sviesti. Man tereikia laikytis saugaus atstumo. Ir tada aš laimėsiu. Sveika sugrįžusi. Labas. Niu dėl tavęs labai nerimavo. Aš peržengiau ribą. Atsiprašau. Ne, tai aš elgiausi savanaudiškai. Aš padėsiu tvarkytis. Kur eini? Geriau su ja susipažinti. Pagalvojau, kad galime eiti pasivaikščioti. Pasivaikščioti? Iki.
Tai turėtų būti viskas gerai. Dabar ji gali suprasti. Lietus. Na, bent jau nuplaus pralietą kraują. Tu nori tai atiduoti man? Ar nori, kad tau atleisčiau? Galvoji, aš atleisiu vien už tai, kad siūlai man maisto? Liusė. Na, kas dabar? Sprendžiant apie visus mirties atvejus, atrodo, kad ji vis dar slepiasi Kamakūroje. Surasti mergaitę, kuri oficialiai neegzistuoja, tai neįmanoma. Ragai? Pagaliau ją radom. Ji demonas, skirtas pasaulio sunaikinimui. Ji yra išskirtinė. Prieš 5 metus buvo įvykis, kai 4 vaikai buvo išžudyti vaikų namuose. Po to ji dingo. Ta savaitę buvo dar keli atvejai, vykę vienas po kito. Ji bandė slėpti ragus. Pagal liudininkų parodymus, kuriuos surinkome, panašu, kad ji dėvėjo kepurę. Jei tavo spėjimai teisingi, viskas yra aišku. Kaip ir tikėjausi. Pagaliau viskas baigsis. Tai tik pradžia. Įdomu, ar jai viskas gerai? Kodėl aš nerimauju dėl Liusės? Liusė, ar nubudai? Gal iškviesti policiją? Mes galime pasakyti, kad tai aš padariau. Ne, negalime. Nesijaudink. Tai jau nebeturi reikšmės. Mes pabūsim čia iki rytojaus. Aš šitų neapkenčiu. Mes negalime visą laiką bėgti. Pažvelk. Kodėl jie? Aš esu burtininkė. Nėra nieko, ko nesugebėčiau padaryti. Tu tokia šauni. Man gaila to vyro. Bet štai čia ir dabar aš pagaliau būsiu naudinga. Tėti, viduje daugiau žmonių nėra. Jūs esate tuo įsitikinęs? Taip. Ir dar akivaizdu, kad ieškoma mergaitė čia buvo. Tai patvirtina kameros. Gerai, šturmuokite pastatą, kai baigsite pasiruošimą. Dabar, kai karalienė pagaliau spąstuose, ji išėjo pasivaikščioti su Niu? Taip, išėjo. Kaip keista. Tikriausiai Nana nusprendė pabendrauti su Niu. Ji išėjo labai skubėdama. Lietus sukelia nerimą. Aš tikras, kad jos susirado pastoviai. Viešpatėliau. Draugai. Nesvarbu, kas nutiktų, kiek metų praeitų, kiek laiko tektų laukti. Mes vis tiek susitiksime. Ar būsi mano draugė? Prašau, draugaukim. Gerai? Bet aš... Net jei aš taip atrodau. Man nesvarbu, kas tu esi. Kadangi tu man patinki. Ar galiu pasiimti?
Taip. Pasiliksiu tai kaip prisiminimą apie tave. Negali būti. Tu kreipsiesi į policiją. Nedaryk to. Jie mūsų surado. Mūsų priešininkai yra 2 diklonai. Mes turėtume saugotis. Dar neaišku, ar kitas yra diklonas. Jį užsidėjusi kepurę, tai įrodymas. Tai paskutinis šansas. Ugnies. Viskas gerai. Jokių abejonių. Apeikite iš šono. Supratau. Juk sakiau, aš burtininkė. Niekas mūsų nesustabdys. Laikykis. Aš tave išgelbėsiu. Kas iš to, kad esu burtininkė? Net negaliu išgelbėti šalia esančio žmogaus. Tu neturi vietos šitame pasaulyje. Aišku. Jūs buvot ne prieš ją, bet prieš mane. Pasiduok. Jei bėgsi. Ji nieko bendro su manim neturi. Prašau, išgelbėkit ją. Susitarkime. Susitarti? Tu pasiduodi be jokio pasipriešinimo, o mes išgelbstime jai gyvybę. Įrodykit, kad tai padarysit. Taip. Mes pažadam laikyti savo žodžio. Suimkite ją. Nuvežkite kitą mergaitę į ligoninę. Lauk manęs. Aš pas tave grįšiu. Liusės būsena blėsta. Galbūt, jei taip viskas tęsis... Nereikia. Apgailestauju. Bet turiu tai pranešti. Mergaitė mirė. Mes padarėm viską, ką galėjome. Užjaučiu. Ar jūs turite šeimą? Turėjau dukrą diklonę. Ji mirė. Ar nori kažką pasakyti? Aš tavęs nežudysiu. Ką? Bet pažadu, vieną dieną jūs išgyvensite šias kančias. Padarysiu, kad visi, kurie jums rūpi, išnyktų po jūsų kojomis. Kada nors tikrai. Vienintelė, kurios neleisiu tau paliesti, tai Marika. Atsiprašau. Tai štai kur jūs esat. Mes jūsų ieškojame. Ar tai... Tai tau, Nana? Man? Tu juk negali nuolat vilkėti mano drabužiais. Aš tau išrinkau tai. Tikiuosi, tau patinka. Taip. Tikrai labai mieli. Aš niekada nieko panašaus nedėvėjau, kaip šie drabužiai. Panašu, kad jos susidraugavo. Tu teisus. Įdomu, kas nutiko tarp jų pasivaikščiojimo metu. Be to, būtų gerai, jei Nana išsipasakotų. Teisingai. Ji tikriausiai kažką žino apie Niu. Bet galbūt mums geriau to nežinoti. Kodėl? Nujaučiu. Jei sužinosime, mes nebegalėsime toliau taip gyventi. Ką turiu omeny? Nežinau. Tiesiog jaučiu. Kota. Na, smagu, kad jos tapo draugėmis, tiesa? Oi, Kutena.
Maju, padėk man. Ji ir man taip darydavo. Dabar tavo eilė. Maju, kokia tu nedraugiška. Tiesa, sugalvojau, kokius galėtum atlikti namų ruošos darbus. Ką turiu omeny? Kaip manai, gal galėtum pašerti vantą? Ar neužsigavote? Man įdomu, kas jai nutiko. Šūdas, ta kalė ir vėl mane išdūrė.